Lėtinis stresas jau seniai įsitvirtino mūsų visuomenėje. Tačiau per pirmuosius 3 gyvenimo metus lėtinis stresas turi ypač neįgiamą poveikį smegenų vystymuisi. Kadangi per šį laikotarpį subręsta mūsų sąmonės autopilotas, savireguliacijos mechanizmas, atsakingas už dėmesį, koncentraciją, emocijų filtravimą ir kontrolę. Jei ši savireguliacija yra pažeista, elgesys ir suvokimas praranda teigiamą automatizmą. Praktiškai pilotas vaikas yra nuolat už vairo ir yra labai apsunkintas, o tai sukelia dėmesio sutrikimus ir dirglumą. Ši sąlyga sukelia rimtų problemų šeimoje ir mokykloje. Tai ne tik silpnina dėmesį ir sukelia padidintą aktyvumą, tai yra sutrikusio socialinio elgesio priežastis, sukelianti agresijos augimo ir socialinės atskirties pavojus. Aktyvumo ir dėmesio sutrikimų gydytoja daktarė Dorotėja Boehm teigia, kad lėtinis stresas ankstyvame amžiuje yra susijęs su 3 veiksniais – seksualinis išnaudojimas, prasta priežiūra ir vaikų lopšeliai darželiai. 2013 metais Vokietijoje įsigaliojo teisė į darželį kiekvienam vaikui. Ir tai yra valstybinis streso palaikymas, turintis neigiamų pasekmių vaikui ir visuomeniai. Yra toks įstatymas, už kurio pažeidimą baudžiama piniginė bauda, draudžiantis šunų augintojams per anksti atskirti šuniukus nuo motinos ir juos pardavinėti, nes tuomet jie tampa nervingi ir kandžiojasi. Marija Štoer, pediatrė ir šeimos terapeutė Vokietijoje. Ar jūs pastebite paraleles?